Netikėtai išvykome pirkti mašinos visai netoliese. Tai kas šiandien atsitiko? Iškrito dvi mašinos. Viena iškrito Jeep užlinkusiu varikliu, numušėm 500 ir tada žmogui tiko, tai važiuosim dar toliau ją paimsim. Šiandien antradienis 16:51 minutė. Tai reiškia prieš tai jau paėmėm šiandien BMW X5 F15 2014 metų N55 variklis ir M-kinis. Įsivaizduojat? Nėra distro, nėra ten to Night Visiono, bet M-kinis priekis, M-kinis galas, yra 3M kameros, yra komfort salonas, head-upas, yra juodas salonas ir, žodžiu, dar ten visokių bajerių. Tai kas atsitiko, kodėl prieš tai nedariau pradžios kitokios, kadangi mikrofonas išsikonektino kažkaip. Nežinau, kol atvažiavau, galvoju, viską padarysiu, ten 5 minutės liks iki atvažiavimo ir mes turėsim šaunę pradžią savaitės ties antradienį. Bet ne, mikrofonas sugedo, nufilmavau kaip mašiną, atvažiavom kaip prilėkė žmogus, parduoti mašinas, pilną mašiną prie žodžiu daiktų iki lubų vos, ne, sakau, tai perku. A tai šiandien? O tai sakau, tai kada? Tai žodžiu, tai va taip ir gavosi, kad vis tiek. Sakau, gerai, važiuojam, perkam už 5000, matysit ten apžvalgą, po to praeisiu, kadangi skubėjau, nenorėjau kamštį papulti, matysit kokią ten tą mašinėlę ir tikrai verta dėmesio. N55 variklis perpus pigiau nei 4.4, tai jau tai gerai, o komfortas toks pat traukia. Nu irgi nuostabiai gerai. Visi tie, kurie esat pripratę bendrauti per mūsų puslapį, kuris yra čia, tai reiškia, šią savaitę mes esam biški sulėtėję, toli nevažiuojam nuo namų, stengsiuos toli nenuvažiuoti. Aplink Čikagą čia tų mašinėlių netrūksta, reikia tik išlaukti ir kadangi mano miela kolegė dabar atostogauja, linkėjimai į Ispaniją. Žodžiu, tai reiškia man vienam daugiau krūvio ir reikia suktis čia aplinkui, bendrauti su jum, rašyti sąskaitas, krauti mašinas, tai reiškia toli nenori nusivažiuoti. Tai jo, o tai va toks trumpas intarpas, kodėl šią savaitę malsimės aplink Čikagą. Tai daugiau Čikagos pamatysit, kažkokių trumpų kelionių, daugiau gal net daugiau mašinų bus, bet mažiau atstumą nuvažiuota. Matysim, va ir pamatėt. Žodžiu, iš karto eikim prie šito M-pakas. Kas yra gerai su šito automobiliu? Šitas automobilis nupirktas už $5000. 2014 metų, variklis 3 litrų. N55. Tai nieks nekala, nieks nesidaužo, mašina užsikūrė, važiuoja. Žmogus pardavė mašiną apibaladotą, bet esmė, kad išlėkė į Slovakiją ir parduoda automobilį. Tai ką šitoj situacijai turim? Tai turim M-kinį priekį, LED adaptyvius žibintus, čia turim įmuštą kampiuką. Tai arba gražiai atlenkti atgal ir čia va tą galiuką padažyti, arba dažyti visą kapotą. Man atrodo, kad visą kapotą dažyti nereikia, bet čia tik mano subjektyvi nuomonė. Bet jeigu dažysit buferius, toliau pamatysit, tai reiks dažyti ir kapotą. Žodžiu, einam aplinkui. Tai labai geros Goodyear padangos. R19 turėtų būti, čia galite matyti, stabdžiai naujai sudėti, bet kaladėlės reiks pasikeisti. Padangos naujas. Štuka. Žodžiu, heads-upas ir yra suskilęs stiklas. Toliau mes pritraukėjai, ko gero, šitam automobilį neturim. Nu, nieko nepadarys. Galinės padangos, Goodyear irgi visiškai naujos ir priekinis galinis stabdžių diskai irgi be jokio kantelio. Šits automobilis turi labai gražų garsą, kai užkuri labai gražiai dirba. Tai užkursim, pažiūrėsim, kad suprastumėt. Tai aišku, yra pabraukimo 5 vietų automobilis, nebus čia oro šitoj mašinoje, aš manau. Jo, paprastos spiruoklės,
Va čia kažkas man minėjo, dar komentavo, sako, visi BMW su oru, ne visi. Tai kai kurie būna su sprandžinom ir nieko nepadarys. Tai važiavimui tikrai netrukdo, užsidėkit biškį didesnės padangas ir bus minkšta gera. Čia yra šiek tiek nubraukimų visur, automobilis turi 176 000 mylių, man atrodo. Priekinis buferis visas turi, čia kažkas bandė dažyti. Nu, aš manau, buferis nusiemat, persidažat ir ramiai sau lėkėt toliau. Harman Kardon aparatūra. Šildomas, paprastas, sportinis, geresnis už paprastą, kadangi oda geresnė ir čia išlenda šitas. Tai sportinės sėdynės, bet nėra komfortinė. Tai va, juodos apdailos, visur spalvos kodas 47M. Sėdam į vidų. Žodžiu, automobilį užkursim, tai ką čia turim iš karto M apdailos automobilį, M vairas, čia purvas arba nežinau, kas čia. Suskilęs stiklas jau minėjau, čia akinių dėklas galit pasidėti ir muzika labai gražiai groja. Nu ir ką čia besiplėsti apie tą BMW, ne? Tamsus, gražus, M-pakas, nu viskas, daug geriau nei paprastas. Kadangi šitas automobilis nekala, turi apibraukimą, turi M-paką. Ir aš galvoju, kad čia yra vienas iš geresnių variantų, kuriuos buvom nupirkę iš F15, kadangi šitą mašiną tu tiesiog gauni Lietuvoj ir tu gali ramiai važinėti savo, su mintim, kad reiks susitvarkyti kažką, bet dar važiuoja. Kadangi kaina nėra didelė, tai ir gali nusiteikti kažkokiem remontam. Bet jau tik iš konteinerio išlėkė, vožiai raudonus numeriukus ir jau šluoji per kaimą savo. Tai va tokį gražų garsą turim šitam automobiliui šį kartą ir nekala, yra aišku tų kažkokių pašalinių garselių, tokių kaip kondicionieriaus ar kažkas ten žodžiu, bet jokių kalimų, nieko šį kartą, tai labai džiugu, einam greit dar filtriuką išlupam ir galėsim būti ramus. Nu, filtras nelabai patinka. Matas senai nekeistas. Mūsų pagrindinis tikslas, aišku, išsiaiškinti, ar nėra tepalo, ar nėra drožlių. Tai yra, nežinau, ar matosi, bet saulė va gražiai šviečia, drožlių jokių nėra. Kadangi drožlių nebuvo rasta, variklis kuriasi, dirba gražiai, sufilmuosim dar žmogui apžvalgą, kuris galimai pirks šitą automobilį ir važiuosim tada jau prie kito automobilio. Tai ištraukim filtrą, filtre drožlių nėra, mašina nekala, tepalas nėra, kad būtų labai tirštas, nėra, kad būtų labai skystas, kartais būna išlapi filtrą ir jis kaip dumblas toks. Tai jau labai blogai, o šitas viskas ok. Keliaujam toliau. Važiuojam dar Jeep Grand Cherokee. Paimsim 2014-15 metų kažkurį. Jau yra 18:42 minutės. Vietoj, kaip ir minėjau, šią savaitę bandysim sukti. Važiuoju, suvalgysiu kokį tai kebabą ar kažką, nes dabar dar biški reikia palaukti žmogaus, kol grįžt, tai greit spės pavalgyti, kad nereiktų kankintis iki namų. O jeigu, žinot, kai nepavalgai žmogus, tai toks piktas ir irzlus pasidarai, tai kaip ir visi žinot, tai bet dabar nebe tai, dabar apie mašiną, kuri nevažiuoja, kurią reiks tempti su gerve, ko gero ant ralo, nesikuria, parašyta, kad nevažiuoja ir matysit, ką čia nupirksim, tai nuderėjom iki $3000 už 4 varomi Summit gal, o gal ne Summit, gal paprastas, nežinau, dabar reikia pasitikrinti, kokia ten ta mašina iki galo, kiekvienos mašinos, kol net važiuoja, tol neprisimenu tikrai. O kadangi tie džipai biški vėl kitaip skaičiuojasi visas tos komplektacijos neaudinių, tai iš nuotraukų biški sunkiau pamatyti, tol kol net važiuoja vietą.
Kasgi čia vyksta su mūsų to džipu? Žodžiu, žmogus nusipirko džipą, pavažiavom 2 savaitės, 5 mylių gal nuvažiavo ir sako, užsidegė lemputė. Sustojo ant kelio, paskambino mechanikui ir sako tada, kad nebevažiuok, nes degė raudona tepalo lempa. Neaiškas iki galo, bet žodžiu, 5 mylių pravažiavo, kažkas tokio. Ir pirko už 8 000, pardavė už 3. Va tokios varkės Amerikoje, kaip perki iš visokių neaiškių žmonių, sveiką mašiną, tai kaip ir visiems klientam pasakoju tą patį, tai nepirkit sveikų mašinų iš Amerikos. Nepirkit. Geriau pirkit sulūžusią, susitvarkykit ir žinosit, ką sutvarkėt. Va, jums puikus pavyzdys. 8 000 sumokėjo, iš meksikiečio nusipirko, 5 mylių pavažiavo, variklis užlinko. Ateini ir nieko nebegali pasakyti, nes niekam nebeįdomu. Tai ką geriau daryti? Pirkti sugedusią, žinot, kad sugedus, pigiai ir susitvarkyti. Aš tai kiekvienam klientui, kuris sako, nupirk man sveiką mašiną, visiems tą patį sakau, pirkit sugedusias, nieks gerų mašinų neparduoda. O šį kartą turim Grand Jeep Cherokee 2015 metų. Paprastesnės komplektacijos, nėra heads-upo, bet spalva užtat labai graži. Vienas kitas nubraukimas yra, bet viduj turim juodą saloną. Aišku, čia dabar nesimatys. Žodžiu, salonas juodas, gražus, mašina išvalyta. Va taip atrodo. 4 varomi, važiuoklė labai minkšta. Ką mes padarysim, tai mes užsivarysim ją ant tralo ir važiuojam namo. Nu va, kaip matėt, mašina užsikūrė, užvažiavo pati ant tralo ir žmogui sakė nevažiuok, nes dega tepalo spaudimo lemputė. Tai reiškia, siurblys neveikia, variklis dirba gražiai. Nėra ko kūrinėti, užkūrėm, pažiūrėjom, užpampavo tepalą. Nebėra spaudimo, bet tepalą vis tiek pampuoja. Tai reiškia, prasisuko 3 sekundės ir variklis pradėjo murkti kaip katinėlis. Tai reiškia, tepalą paduoda, bet meta tepalo spaudimo klaidą. Tai geriau nevažiuoti, geriau iškart tvarkyti, bet variklis gyvas. Kažkas miega, sugalvojo pamiegoti prie mano mašinos, langą pasidaręs. Nu nesvarbu, tėlė visų, o ne. Žodžiu, grįžom į parkingą, einam nuskanuosim dar klaidas žmogui, kuris perka, susimokė 10%. Tikėsimės, kad pirks, jeigu nenorės pirkti, tada nebepirks. Einam nuskanuosim klaidas, tai reiškia visiems klientam pateikėm diagnostiką, skanuojam su autėliu ir, aišku, galite matyti viskas vyksta. Ir klaidos yra Impulse Vehicle Speed Signal. Tai reiškia kažkas negerai su greičio sensoriais, tai tiek kairė, tiek dešinė ir kažkas nesutapo, tai nesuprasi. Bet šiaip rodo, kad įkrautos klaidos, bet neaktyvios, tai gal ir nebeveikia. Viskas, keliaujam namo, rytoj laukit, matysit dienos apžvalgoje, kaip mums čia seksis su tuo džipu. Ir viskas, važiuosim toliau, rytoj turim toliau pirkimų, gal Mustangą netyčia rytoj nukausim. Tai ir trečiadienis ir einam mes prie džipo. O džipą turim su netikėtų gedimu, iš tikrųjų, ne tai kad gedimu, bet su pradžiuginimu. Pradžiuginom pirkėją, kadangi važiavam vakar pirkt mašinos užkalusių variklių. Atvažiuoju, o žmogus sako, sunkiai jam ten sekėsi angliškai kalbėti, bet sako, yra variklis, bet nėra variklio. Tai gerai, sako, užsikūrė, aš sako, nekursiu tikrai, sako, gerai, aš sumoku, aš užkursiu, pasižiūrėsim, kas daros. Ir užkūrėm mes tą mašiną ir nėra tepalo slėgio, bet variklis dar gyvas. Tai reiškia, jeigu variklis gyvas, tai reikia pasikeisti arba tepalo slėgio daviklį, arba tepalas netas įpiltas, arba, kad ir kas bebūtų, arba tepalo siurblį. Kas dar? Keura kur nors. Čia neišardžius, neišsiaiškins, aišku. Bet žodžiu, džipas už $3 2015 metų sumokėjom $3,000. Važiuoja, kūrės, tik reikia remontuoti. Tai aš manau, kad šitas variantas, kaip ir Dodge Durango, džipai visi, jie turi kur 3-6 variklį. Šiandien gavau patvirtinimą, kad jie visi dujinas. Tai reiškia, jeigu dujinas, įsideda dujas ir važiuojat su džipu, važiavimas su šitą mašiną, tai pažiūrėkit, kokią didžią padangos. Aš net diržą negaliu uždėti normaliai. Čia padangos ant jo užvožtos 255 ant šiam 5 R18. Tai čia kaip ant plunks nuvažiuosi. Čia, nežinau, kažkada teko prieš 20 metų, 15, nebežinau. Prieš 15 metų važiuoti su Land Cruiseriu, tai labai panašus pojūtis. Tai va, šluojat savo per mišką ant dujų.
ir gamtos neteršit. Nu, arba mažiau teršit. Tai va, 4x4 jau čia išvilks iš bet kur su tokiom padangom. Dar žinaujas padangos uždėtos už minimum. Va tokios padangos, Bridgestone galit pažiūrėti. Kainuoja apie 1200-1400 kažkas tokio Amerikoje, tai vien čia jau pusę mašinos vertės. Žodžiu, šokam į galą, greit apžiūrim galą. Salonas 9 iš 10. Iškvėpintas, išgražintas, išblizgintas. Aš jau čia spėjau kažką pripurvinti turbūt. Tai mašina viduj, negali sakyti idealios būklės, bet 9 iš 10, žinokit. Tai reiškia, turit odą, turit šildomą sėdynės, turit vairą, šildomą, netgi sėdynės yra memory. Va taip atrodo iš vidaus, nu viskas žiauriai paprasta. Kažkaip, nežinau, aišku, nebus čia Audi to gal lygio ar BMW ar Merso, bet turit pravažų džipą, kuris mažai ryja, kuris labai gerai ir patogiai važiuoja. Juodas lubas, nenubuzosit nieko. Nežinau, čia man tai šitą mašiną grinai kaime, rajone, miestelį, kur biški gal apsėmė keliuką, kai reikia namo parvažiuoti, nes kas šitai mašinai gali atsitikti? Nu, okei, variklis užlinks, įvarysit į prūdą, įkrisit. Išsitraukėt mašiną, su kerkerinu pučiat, įsidedat kitą variklį už štuką ir plėkit toliau, vėl ant dujų. Nežinau. Aš labai pasvarstyčiau iš tikrųjų, koks automobilis labiausiai tiktų į kažkokį užmiesčio gyvenimą. Aišku, kuo naujesnė, geresnė mašina, gražesnė, tuo labiau gaila. Nu šitą mašiną, man tokia grinai darbinis arklys. Va tokia, jeigu kažkam džipai patinka, atsimenat per teleloto būdavo tas, kur vienas vedėjas skambutis ir jis sakydavo Jeep Cherokee. Tai va tas Jeep Cherokee man įstrigęs nuo teleloto laikų, senai, kai dar telikas tik buvo atsiradęs spalvotas. Tai va, bet ne apie tai dabar. O apie džipą, tai reiškia, turit pravažų, minkštą, mažai ryjantį dujų džipą ir ko gero, kad viskas ir pasakyta. Čia realiai, jeigu norit kažką po mašiną pakrytę, pažiūrėti, čia net mašinas nereikia paskelti. Atsigulėt, pasižiūrėjot kaip pick-up truckas ir viskas, ir lėkėt toliau. Va taip viskas paprastai. Ir viskas, jeigu norit važiuoti, kiek čia po mokesčių kainavo, apie 5300 iki Klaipėdos dolerių, šitas automobilis vis tiek užeikit pas mus. Pamatysit, o jeigu norit nepraleisti, ką mes čia kiekvieną dieną veikiam, ką rodom, tai ateikit, paspauskit subscribe, tai matysit, kai įkrenta videkas. O jeigu pirmą kartą čia, tai perkam mašinas iš Amerikos privačių asmenų, jokių čia aukcionų mes neužsiemam. Ir jeigu norit mašinos va tokios, kaip matėt, iš privataus asmens už pigiau, patikrinta ir neduok dieve kažką blogo atrastume, galite ir nebepirkti. Užeikit pas mus ir kažką ar išsirinksit, ar matysit, ką siūlom, arba atsiųsim instrukciją ir pats galėsit susirasti. Nu va ir viskas, atvažiavam, nusimetam džipą, sufotkinam, sufilmuojam ir šią savaitę iškeliauja į Lietuvą. 8-12 savaičių. Jeigu norit pažiūrėti, kiek kainavo, ateikit čia į viršų. Žinau, kad dažnai kartojasi, bet tiesiog noriu, kad visiems būtų aišku, ką mes čia veikiam, kiek viskas kainavo, viskas pavedimai, viskas skaidriai, žodžiu. Ir šitą mašiną jau pasieks klientą vasaros gale. Nu viskas, turim 13 valandų 5 minutės. Trečiadienis, einam namučio, sėsim prie kompo, žiūrėsim toliau jum variantų. Gana nemažai mašinų čia užtaupėm, 3 dabar neparduotas. Ir ko gero dabar jau nebepirksim į priekį, dabar pirksim tik tai jum. Tai šiandien turim penktadienį, jau yra 11 valandų 8 minutės, o mes jau Detroite. Lėtesnė savaitė, negali nesutikti, bet kažkaip, žinokit, tik šilumos padavė ir žmonės nieko nebeparduoda. Realiai, nežinau, mažiau lūžta mašinos, lengviau važiuoti jiem, lengviau pristaikyti turbūt, bet aišku, krenta kažkas, bet šią savaitę tik 3 mašina. Norėtųsi kokių 4-7 mašinų per savaitę, gerų variantų, kol kas turim tik tai 2 šią savaitę. Tai va, penktadienis,
tikiuosi dar 6 sekmadienį kažką nupirkti gero, matysim dar kaip seksis, o šiandien mes atvažiavom į Detroitą, pirksim Q7, pirksim gal toks, kaip čia pasakius, stiprus žodis, dar reikia pirmą pasitikrinti, pažiūrėti, nes mašina turi greičių dėžės gedimą, o greičių dėžės gedimas gali būti vienas iš gedimų, nes mašina turi 107 ar 108 tūkstančių mylių, sunku pasakyti dabar, reikia atsidaryti skelbimą. Tai kai vietoj būsim, tada bus biškai aiškiau, bet kol kas tai tikėkime, kad variklis geras, nes pardavėjas minėjo, buvo parašęs komentarę, kad variklis buvo keistas kažkada keistas, žodžiu, nežinau kiek ten tų mylių įdėta, bet po pasekoj tikėsimės, kad nėra misfire. Jeigu yra misfire, tada bus blogai ir turėsim už kainą. Jeigu neleis kainos, tada mes nepirksim turbūt, ką žinau. Ko tu sustoji, lopas, žodžiu, nepraleidži mūsų važiuoti. Žiūrėsim, ar variklis nemisfirina, jeigu nemisfirina, šiaip tikrai iš nuotraukų gražiai atrodo, mes ją nupirksim, kliento dar neturim. Jeigu norit, ateikit čia, pasižiūrėsit, kokią mašiną bus. Galbūt dar neparduota, jeigu norit Q7 prestižo su šviesiu salonu, tai būtent bus tas automobilis, kurį galėsit įsigyti. O jeigu norit kitokių automobilių, užeikite mūsų puslapį ir lygiai taip pat galėsit parašyti, pažiūrėti, atsiųsim instrukciją. Kiekvieną kartą kartuojas tą patį, bet kadangi nauji žmonės vis žiūri ir vis klausia tos instrukcijos, kaip kita instrukcija, atsiųsk man tą instrukciją, tai viskas ten labai paprastai, tiesiog susivedi duomenis į Facebooką ir ieškai mašinų tokių, kokių nori. Ką, 1000 ratų reporteris tiesiai iš pakrovimo, nučiupom Q7 turi greičių dėžės defektą šitą. Galvojau, kad mes klaidų nemeta. Antras bėgis taip tuk sutrukčia. Ar tu spaudi gazą, ar tu atleidi, vis tiek sutrukčia. Tai du dalykai. Arba tepalas, arba blokas, kur varinėja tepalą. Gal selenoidas koks į pabaigą, gal kažkas. Restauruoti galimai reiks. Su tepalu, kad prasisuksite 108-6 tūkstančiais. Nežinau, gal anksčiau reikėtų tepalą pasikeisti. Tai keiskite tepalą, kas šiam 7000 mylių arba 100 000 kilometrų priklausomai nuo mašinos ir važiuosi tikrai ilgiau. Tai o Amerikoje nieks to tepalo nekeičia. Kad pakeistų tepalą vokiškai mašinai ar kažkokiai mašinai, tai geriau greičių dėžę visą pakeisti, nei pakeisti tepalą, nes neapsimoka tiesiog. Tu gali kaip žmogus tipo ateiti ir prašyti, davai pakeiskit man tepalą, bet sakys, o tai kam? Lifetime kažką jie ten sumala. Ir viskas, turim Q7 už $6,000. Prestižas, Distronikas, trišiam, ledai, head-upas, naujas bridge Michelin padangos, geri stabdžių diskai, pakila yra, šviesų salonas, šildomas vairas, Bose, viskas, ko reikia komfortiškai važiuoti, pradėti kelionę, užbaigti kelionę. Aišku, man asmeniškai šits kilimas nepatinka, bet sėdynės gražios, nesuplyšę, važinėja europietis, užuolaidėlės, 7 vietos, tai va tokia Q7 iškeliauja į Lietuvą. Tai vieniem pasiseka labiau, kitiem pasiseka mažiau. Šitą mašiną galvojam greičių dėžę reiks keisti, o pasirodo galbūt išgelbėsim ir tą pačią. Tai yra galbūt klientai išgelbės tą pačią. Tai va, taip ir galvokim, kad nedidelė bėda su šitą mašiną, o kaip jau seksis, ne visi klientai pasidalina. Jeigu pasidalina mūsų partneriai su tai, kas buvo automobiliui, tai mes pasidalinam su jum, o jeigu iš 100 žmonių mus pasiekė tik 3-4 nuomonės kažkokios apie automobilį, ar geros, ar blogos, tai visų laukiam Facebook'e. Nežinau, kas žiūrit, kas dar neparašėt, parašykit atsiliepimą, kitiems žmonėms bus lengviau susiprasti, kas čia per procesas, kas čia vyksta, ką mes čia darom, ir ateikit pas mus Facebook'e, čia galit pažiūrėti mūsų nuorodą Facebook'e, ateisit, paspauskit atsiliepimų skiltį ir ten galit pažiūrėti arba laimingų žmonių atsiliepimų, arba nelaimingų žmonių atsiliepimai. Jeigu esat vienas iš jų, parašykit, tikrai nesupyksim, norim jūsų asmeninės nuomonės, kuri mums yra labai svarbi. Ar padės mums tai tobulėti? Nežinau. Ar mes viską tobulai darom ir mums nereiktų pasistengti? Irgi nežinau. Bet čia labai svarbu suprasti, kad mes esam tik grandinės dalis. Mes iš savo pusės galim idealiai viską padaryti, bet tai nereiškia, kad visoji grandinė, iki kol jūs gausit automobilį, kad kažkas
galbūt nepasiseks, galbūt per ilgai, galbūt kažkas negražų žodį pasakys, galbūt ten, nežinau, muitiniai užstriks kažkas ir taip toliau. Tai šitoj vietoj komentarai yra labai svarbus žmonėms, kurie perka pirmą kartą automobilį arba tiesiog nėra pirkę iš privačių žmonių ir nori nusipirkti kažką. Tai šitas jūsų atsiliepimas būtent kalba apie žmonės, kurie žiūrėsit, kurie pirkot mašiną, kurie dar neparašėt. Tai tas atsiliepimas būtent padės jiems geriau suprasti, kas čia vyksta, pasitikėti mumis labiau. Nesam nei vieno žmogaus apgavę, nesam neišsprendę nei vienos situacijos, kurią būtume palikę tiesiog likimo valiai. Su kiekvienu žmogum kalbamės, jeigu, nežinau, neduok dieve kažkoks neplanuotas gedimas mašinos transportavimo metu, tai tikrai kalbame su kiekvienu, žiūrim, ką galim padaryti iš savo pusės, galbūt kažkokią kompensaciją, jeigu ten, nežinau, šitai Q7, nežinau, sugadintų kapotą, suduštų galas ar dar kažkas, tai tikrai su kiekvienu dirbam individualiai ir stengiamės, kad tas automobilio pirkimas būtų maksimaliai to, kokio tikitės, o galbūt net geresnis. Tai va, važiuojam namo. Nu kągi, viena iš lengvesnių kelionių, tai iki Detroito 4,5 valandos buvo į priekį, o grįžti buvo 5 valandos plius minus. Tada kamštis, tada tas anas, žodžiu. Tai gavosi taip, kad vis tiek bendrai žiūrint, su šviesa grįžti namo iš Detroito yra tikrai neblogai. Ir šitą audinę už manęs, kaip ir matėt, turi labai smulkius defektus, kol variklis dar nesugedo, reikia prasukti pro lietuvišką spa. Tai reiškia prasipurtyti variklį, susižiūrėti, kas gerai, kas blogai, pasikeisti žvakės, išsivalyti vožtuvus, pasikeisti tepalus, pasikeisti gryčių dėžės tepalą ir galbūt pradingtų problemą, būtent dėl ko sutrukčia antras bėgis. Aišku, yra ir kitų problemų. Visos tos audinės degina tepalą. Degina jos kaip pasiutė, žodžiu, o bėda pagrindinė ta, kad žiedai prilimpa ir nieko nepadarys. Jeigu nori, kad TFSI 3 litrų iš Amerikos nedegintų tepalo, reikės tos stūmoklius išsitraukti. Jeigu darot kapitalinį remontą galvų, nepagailėkit jau ant žiedų atlaisvinimo. Nu, kiek ten belieka išardyti, dar keli šimtai prisidės, bet ta mašina visai kitaip važiuos, nedūmins, subinė nebus aprūkus, duslintuvai bus gražus, tepalo nereiks pilti po litrą kiekvieną bako pilimą ir viskas. Tai va, tai kažkuris žmogus komentarą uždavė. Ar yra iš vis meistras Lietuvoje, kuris gali padaryti mašiną taip, kad tepalo nebedegintų? Nu tai paprastai ir supraskit, kad jeigu meistras, kuris daro galvas abidvi, gali išimti ir pakeisti stūmoklius ir žiedus, tai jūsų problemos čia ir baigėsi, tik tai kainuos keliais šimtais daugiau. Tai jo, siūlyčiau tikrai pasinaudoti šitų patarimų ir jeigu mašina savo, pasikeiskit jūs tuos stūmoklius ir tikrai nebus kažkokių ten super didelių išlaidų, kaip, nežinau, jeigu jau tas variklis paskerstas ant žemės, tai ką ten be galvoti. Būtų mano mašina, sakyčiau, viską purtam, viską darom, aš noriu pamiršti apie variklį. Sekančius 100 000 mylių Lietuvoje, 100 štukų kilų. Nežinau, kiek turi važiuoti tą mašiną. Nu, žodžiu. Žodžiu, atkeliavom į pakrovimą, nusikrausim audinę, tai kur matėt praeitą dieną, kur vežėm, šiandien turim šeštadienį, atvažiavam į parkingą, paliksim mašiną, o pirmadienį automobilį pristatysim į pakrovimą. Tai kadangi planas yra važiuoti dar kažkur automobilių pirkti, tai šitą automobilį reikia saugiai kažkur nusimesti, tai tiesiog paliksim pas save parkingę ir pirksim, bandysim kažką sekmadienį dar nupirkti. Tai va, tai turim vakarą dabar,
Žodžiu, šiandien buvo važiuota į garažą, nepatikėsit, kas vėl atsitiko. Žodžiu, Audi vėl leidžia AC, žodžiu, vėl nebėra šaldymo, žodžiu, pasibaigė ir problema, ko gero, rasta tokia, kad šone matosi eina garai ir dulkės limpa iš karto. Tai reiškia, visas tas, kur yra du ventiliai, tai vienas didesnis, kitas mažesnis, tai paduodamas ir grįžtamas, ir kad ir kaip ten besivadintų, matosi aprūkę dulkiam, tai reiškia, jeigu pučia ir iš karto kažkokios dulkės sėda. Tai kaip ir atsimenat, jau kainavo AC remontas apie 1500, kažkiek per visus ir jau iš tikrųjų liūdna darosi investuoti į šitą automobilį. Labai smarkiai pagalvosim, ką mes pirksim toliau. Grandinė barška, AC nebeveikia, dėžė kartais lipina, 282 mylių ir mašina jau, nežinau, atrodo, kad kur pajudinti ten byra viskas, tai reiškia 5 dalykai labai svarbus, kurie jau verčia susimastyti apie kitą mašiną. Nežinau kokią dar, tik tai dar nenusprendėm, galbūt amerikietišką, galbūt sprinterį kažkokį. Tai va, bet negana to, Audi dar važiuoja, variklis dar nesprogo, o šiandien turėsim šitą mašiną mes nusimėsim. Šitą automobilį jau klientas nupirko, jeigu norit pažiūrėti, kiek kainavo, o jeigu gerai atsimenu, išvažiavo klientas susimokėti $9400 iki Klaipėdos, tai ten apie 11,5 kažkas tokio bus jau eurais Lietuvoje. Ir jeigu norit pažiūrėti visą informaciją apie šitą automobilį, ateikit pas mus į profilį čia. O jeigu norit pažiūrėti, kaip sekėsi kelionė, tai jūs jau čia, tai paspauskit subscribe mygtuką. Ir viskas, pabaigsim nusikrauti ir važiuosim toliau. Trys dalykai šiandien. Tai turim 9 valandas 15 minučių, sekmadienis. Tai pirmas dalykas, važiuojam dirbti sekmadienį. Antras dalykas, sekmadienį grįžta apie 4-5 namo. Tai yra katastrofa, nes jie čia visi kaip... Aš nežinau, kur jie visi važiuoja, bet jie grįžta iš kažkur. Tai jau nuo kokių 2-3 į Čikagą įvažiuoti. Nežinau, žinokit. Siaubas yra kažkoks, nežinau, ten vien... Jeigu naktį grįžti valandą važiuoji, o jeigu dieną grįžti 2-3 valandas važiuoji. Tai va tokio lygio skirtumas. O trečias dalykas, važiuojam Pacifoną, paimsim hibridinį. Tai klientas pats susirado, pats atsiuntė, buvom šiek tiek mes tam mašiną pamiršę, bet gerai, kad priminė ir mes važiuojam, šiandien ją paimsim. Ir dabar pamatysit, realiai tokių garsų labai retai kada išgirsit, bet galit pažiūrėti, kaip Audi kūrėsi šiomis dienomis. Nebuvo kažkas labai baisaus, bet ir nebuvo labai gerai. Nebetoli iki pakrovimo, sakau, dar papasakosiu vieną iš įdomesnių dalykų. Žodžiu, šiandien pradėjau svarstyti jau apie kitą automobilio pirkimą arba to paties tvarkymą. Kol kas žiūriu dar kažką kito, galbūt geresnio, sunkesnio, patogesnio, pavadinkim. Tai ir labai iš tikrųjų susimąsčiau apie GL-ą, GLS-ą, Mersą nuo 2014 iki 2016 metų. Tai būtent šitas modelis Amerikoje ėjo su to pačiu varikliu, kur į sprinterius eina. Neatsimenu kodo ten kažkoks, bijau pameluoti dabar. Žodžiu, tai tas variklis važiuoja po $500,000. Tik tai nežinau, ar kilometrų ar mylių, nes mano Audinė jau $500,000 kilometrų pravažiavus beveik. Tai žiūrinėti pradėjau Merso. Mersas yra sunkesnis ant 500 kg, įsivaizduojat? 500 kg. Tai už Audinę, nes netgi kai veži, pavyzdžiui, Q7, tai nieko baisaus, bet jeigu veži GL, GLS, tai šitą Q7 jau tokia joja, jau jinai kaip jausmas toks, kaip vežtum kokį X7 BMW, tai žiauriai sunku iš tikrųjų. Tai kas man patinka, kad jeigu aš prikrausiu dar savo daiktų į tą GLS ar GL,
kokius 300 kilų, nu nebus 300, ten dėžės kažkas, žodžiu, susideda raktai, tas anas, nu vad viskas, ką turi audiniai. Nu gerai, 200-300 kilų. Tai pilnas ekipažas žmonių. Ir gaunasi tada, kad ta mašina sunkesnė, geriau stabdo, bet įdomu kaip tas variklis. Tai viskas realiai, ko aš norėčiau iš mašinos, kad veiktų kondicionierius, kad vėdintų sėdynės. Šitoj mašinai taip dar ir neveikia vėdinimas. Dar liko trečias žingsnis padaryti, reikia priprogramuoti kėdę. Jeigu nepriprogramuos, tai reiškia reikės antro bilniko padarysim ant prikurkės, tiesiog, kad suktųsi vėjelis visada. Tai tada vėdins sėdynės, žodžiu, kad kondiškė veiktų, kad sėdynė vėdintųsi ir kad laikytų variklis. 3 dalykai, ko aš tikiuosi iš GL-o. Nes sprinterį perkant, nu jis toks didelis pasidaro, stačiai sėdi, mažiau patogumo. Nu, patogumas didžiulis, aišku, tarp GL ar GLS-o, tai sunki mašina, kaip prikalta prie kelio, aišku, tą tralą temps ten be problemų, arklio galių labai panašiai kaip audiniai. Tai bijau dabar pameluoti kiek, bet ten gal 2 ar 3 daugiau tik tai, 20 ar 30. Ir pats tas komfortas, gal sakyčiau, kadangi daug kelio tenka įveikti kiekvieną dieną, tai norėtųsi patogiau atsisėsti kažką. Sprinteris nebūtų taip patogu, bet jeigu kalba eina apie sprinterį, tai mes jau kalbam apie miegamą vietą. Bet ar aš noriu būti furistas? Nenoriu būti furistu ir nenoriu toj mašinai miegoti. Tai geriau jau sustojus viešbutį, išsimiegojai, ką žinau, nusiprausiai normaliai ir važiuoji toliau. Aišku, čia dažniausiai būna ta viena dienelė tokia, kad reikia tiesiog per nakvoti tam viešbutį, bet ką žinau, sustojai, saugomos aikštelės, visada vietos yra pakeliui, kur nori tam viešbutį. Mašinoj, nu atsikelsi, aplipęs visas, toks sušutęs, dušo vis tiek nedarysi be reikalo ten toj mašinoj, nu nereikia įsidirbinėti, nereikia vyti dievą į medį. Tai aš manau, kad mes laikysimės ties kažkokio SUV, GL-as arba GLS-as nuo 2.14 iki 2.16 su sprinterio varikliu, arba remontuojam šitą Q7, įsidedam naują grandinę, įsidedam ventiliuojamą sėdynę ir važiuojam toliau, kol sprogs variklis, pradegs kažkas, sudegs cilindras tas anas, nes jau 500 000 kilometrų beveik. Padarykim pagaliau tai, dėl ko čia vis ir susirinkom, išlupkim šitą pacifoną iš krūmo. Žodžiu, visiškai mašina krūme, po medžiu, tas medis krenta šlakai nuo jo, žodžiu, tas šlakas yra kaip sakai, nuo pušies, nuo eglės, kažkas tokio. Labai greit apie mašiną dabar, ištrauksim iš krūmo, apiprausim biškį ir tada parodysim klientui tik tai. Tai greitai apeinam. Distronikas yra, va toks bumbulas, žiūrėkit. Retai kada pamatysi, žodžiu, 3 šiam kameros, čia paliesta, reiks kapotą pasikeisti, lempos sveikos, padangos geros dar, nėra heads-upo. Toliau, krovimo funkcija, durys nežinau ar yra pritraukiamas ar ne, bet turim Harman Kardon aparatūrą. Nu čia ir galės mėgautis kažkas važiuodamas. Kokio gerumo oda, pažiūrėkit, susigarbanojus, bet nesuplyšus. Va čia va, kaip iš tikrųjų kitom mašinom, kitiem gamintojam reiktų pasimokyti, kokią odą reikia dėti į prabangų automobilį. Kad ir susigarbanojus, jokio įtrūkimo nėra, nieko. Tai va šviesios sėdynės ventiliuojamos, čia kažkas apsivėmė, bet čia viskas išvaloma, ko tik Lietuvos meistriukai nepadarytų. Ir čia aš dabar matau, žinokit, ar tik ta mašina pat ir nevairuoja dar, gal vairuoja? Ką šitas mygtukas reiškia? Kas dar atsitiko, tai žinokit, radau antrą raktelį mašinai. Pardavė su vieno, atradau antrą, tai antras raktelis sėdyniai buvo. Mašina iš kažkokio vietinio aukciono. Purvina, baisu, bet viskas išvaloma. Nėra sėdynių, pats didžiausias minusas, va šitos eilės nėra. Bet yra kompai, yra USB, yra HDMI ir gale yra sėdynės. Tai jeigu ponai važinėsit, tai vidurinės sėdynės net nereikalingos. Realiai gale, galiu pasakyti, kad gal netgi patogiau dar. Žinokit, va čia atsilenkia. Atsilenkia. Tai va taip maloniai galit savo būti, tuoj persuksim kamerą. Kol kas esu sužavėtas Pacifikos patogumais. Nu va, mėlieji, prašau, mes čia kažką ir laidą galėtume pravesti.
Nu, Pacifikoj vietos tai maksimaliai, o, vaikeli. Tai čia dar ir yra filtro dalis, aš galvau, nėra. Ir krokodilus gavome. Prašau. Kaip per sandėlio karus galite priplisuoti $30. Mes turim liuką, kurį galim patys užsitraukti. Turim sėdynės patogės. Įsivaizduokit, jeigu jūs kažkas veža, ne? Tai čia aš net nedėčiau vidurinių sėdynių. Čia jau pagalvytė dar kažkokią pasidėjai ir viskas. Va, kojas vieną ant kitos susimetė ir sėdi. Užuolaidas, privatumas, Harman Kardon aparatūra, paišelkos čia į smegenis visur. Ir čia dvi. O kur dar? Galiniam dangti dvi. O daugiau kaip ir nėra turbūt. Nesvarbu, išbandysim, uždėsim būstę ir pažiūrėsim, kaip ta muzika groja. Tai va, už šitą automobilį sumokėjom $2000. Tai pasakykit man, ar verta ar ne. Hibridas. Tai čia Pentastar 3.6 variklis bus. Tai į Pentastar įsidedi dujas, važiuoji su 12-13. Čia hibridas. Tai kiek ta mašina ris? 7 litrus dujų? Kiek gali hibridas šitas dujinis ryti? Turit kas nors tokį hibridą? Parašykit, kiek tokia mašina ryja dujų. O, kas čia? Praeito paukščio kažkokio lesalas, žiūrėkit, primėtytas. Čipsai. Valgo, dremba iš burnos ir krenta į mašiną. Nu, aišku, čia dar prasivalyti reikės viską. Čia hibrido baterija papa, čia gerai per vidurį negalia. Ir viskas, ko gero, dar į priekį atsisėdam, pasižiūrim. Kas čia dar? Reikia, aišku, užsidėti, pasikrauti. Kas čia? Va, connect ausinės kažkokia. Tai čia, žinokit, bus, jaučiu, kad gale atsisėdus, užsidedi ausinės, pasijungi teliką ir žiūri, kas čia dar. Pulteliai. Va, taip va. Nu, čia aš esu dabar labai prabangiam automobilį. Va, šmaukšt, nudreks tas ausinės užsidėjai. Ir viskas, pultelį pukšt. Ir Simpsonus žiūri. Nu, okei, gėrimo dar yra. Gerai, viskas, užteks mums čia. Kuistis. Einam, krauti. Čia rašo. Jau jungiam neutralą, atleiskit parking brake. Nu va ir viskas, žodžiu, po prakaito, aišku, prideda vasara karšta, plus 90, kiek čia plus 32, kokie 4, nesvarbu. Įsijungiam parkingą, įsijungiam čia ir viskas. Ką muzika mums? Or can bring in their bill for a better deal at Verizon. Got AT&T or T-Mobile? Got you. A 105 puntos. Žodžiu, taip greit nejungsim, bet tikrai garsas geras, labai geras. Viskas. Išjungiam, einam. Einam, mes pabaigsim čia viską pasidaryti, nes jau baisiai karšta. Pacifika, purvina, vežam namo. Och, tu bliamba, sulankstėm, matau jau. Eina savo, prisidarėm čia reikalų. Padanga poplikė. Nu, nieko nepadarysi. Yra kaip yra. Reiks tiesinti. Parvažiuota namo, šiandien yra sekmadienis, 18 valandų, 7 minutės. Tai man atrodo, kad su šitu lietum, kas yra neįprastas vaizdas žiūrėti į lietų Amerikoje, bent jau pas mus, tai dažniausiai būna saulė, bet nesvarbu. Galim ir pakentėti, vis tiek turim plus, kiek čia 25 kieme, tai malonus tas lietus toks. Tai bet dabar ne apie lietų, apie tai, kad grįžom su Pacifika. Realiai, kiek sufilmavau tiek, Pacifiką palikom parkingę, rytoj nuvešim į pakrovimą.
Tai šiandien turim paskutinę savaitės dieną ir manau, kad mes čia viską užbaigsim, kadangi šią savaitę dirbau vienas be savo kolegės, pagaliau jinai grįžo, pagaliau galėsim vėl kibti darbus, labai greitai jum atrašinėti, pateikinėti jum kiek kas kainuos iki Lietuvos ir taip toliau. Tai mano kolegė dirba iš Lietuvos, tai linkėjimai jai Lietuvos laiku, tai jinai atsakinėja jums dažniausiai Lietuvos laiku vakare. Tai būna nuo kokių 5-6 valandų vakaro. Kai visada matot, kad kažkoks darbas vyksta, tai žinokit, kad aš ne vienas čia sukuosi, nes vienam čia suktis tai būtų nelabai įmanoma. Nu kaip įmanoma, bet visada smagiau, kai gali pasidalinti darbus, tai reiškia gali daugiau padaryti ir suspėti. Tai va, tai nuo pirmadienio vėl aš nebe vienas ir o ką nuveikėm šią savaitę? Tai šią savaitę pradėjom su BMW X5 M paketas su NT5 varikliu, nupirkom už $5,000. Tada sekė tą pačią dieną Jeep Grand Cherokee 2015 metų su 3.6 variklį, nupirkom už $3,000. Tada pirkom Q7 baltą su greičių dėžės defektu. Defektas biški mažesnis, sumokėjom $6,000 ir šiandien turėjom sekmadienį, nupirkom Pacifica 2018 metų hibridą už $2,000. Tai vat su šiom 4 mašinom užbaigėm savaitę ir jeigu norit pažiūrėti, kiek visi automobiliai kainavo po mokesčių Lietuvoje, užeikit pas mus į Facebooką ir pamatysit visas sumas.